Esame čia HBH aikštelėje Vilniuje, kur galima išmokti profesionalaus važiavimo su šiais dalykais. Čia prie manęs turime lietuvių inžinierių kurtą kūrinį, kuris pasaulyje vadinamas drift trike. Principas yra labai paprastas. Kartinge yra 4 ratai, drift trike'as turi 3 ratus. Drift trike'as turi slyst, kartingas turi kuo mažiau slysti. Slydimas turi vykti nuolatos, nuo starto iki finišo. Slydimo kampą reguliuoja akceleratorium ir prisistabdai, kai jis yra per didelis stabdžių, galinių arba priekinių, nėra skirtumo. Pagal visus drifto reglamento apibrėžimus, drift trike'as turi slysti nuo starto iki finišo. Tam jam padeda šios dvi plasmasės ant kartinginių padangų. Visas valdymas yra labai paprastas. Akceleratoriaus trosas, priekiniai stabdžiai, galiniai stabdžiai. To pasekoje, jeigu per didelis slydimo kampas, gali šiek tiek prisistabdyti. Jeigu nori didesnį slydimo kampą, spaudi daugiau gazo ir slysti tiesiog. Žmonės dažniausiai atvykę į mūsų renginius išmoksta per 10-15 minučių. Bet tik tuo atveju, jeigu tu turi BMW. Jeigu tu turi Audi, tau prireiks iki 30 minučių. Dažnas mūsų svečias yra vyras arba moteris, kuris yra šiek tiek mažiau įgudęs į šoninį slydimą. Ir tiesiog matosi, kaip ekstremaliuose situacijose keičiasi žmogaus mimikos. Jis tiesiog pasimeta, nebežino, ką daryti ir to pasekoje ateina mes. Ateina mes ir su instruktažu, kaip reikia elgtis, kaip reikia valdyti, kaip reikia jaustis galų gale ekstremalioje situacijoje. Mes sezoną atidarėme jau čia šiandien, puikiai praleidome laiką draugų būryje ir kviečiame jūs taip pat tą išbandyti. Mes esame HBH aikštelėje, kuri randasi Vilniuje, tačiau neapsiribojame šito miesto. Pagal jūsų užgaidas ar pageidavimus mes galime atvykti į bet kurį Lietuvos miestą. Bernvakaris, Merdvakaris, vestuvės, laidotuvės, o gal tai yra tiesiog įmonės vakarėlis. Mes galime atvažiuoti su šiais drift trike'ais, pradžiuginti jūs, išmokti ir pakelti jūsų ekstremalaus vairavimo įgūdžius. Gale jisai turi 7,5 arklio galios variklį, kuris perduoda sukimo momentą į galinę ašį. Ant galinės ašies yra užmontuotos 2 kartingo padangos, ant kurių taip pat užmontuota plasmasė. To pasekoje ant asfaltuotos dangos drift trike'as gali slysti. Pats drift trike'as nėra sukurtas greičiui. Nors tiesiog jis išvysto 50 km/h greitį, tačiau jis yra kurtas tam, kad mes pasismagintume ir tiesiog nuolatos lystume šonu. Puikiai praleidome laiką, sezoną atidarėme kartu su Drift Trike Lietuva čia HBH aikštelėje Vilniuje. Nors neapsiribojame šią vietą, nors daugiausia treniruočių ir visokių pamokų vyks būtent čia.